Na, mūsų Vytautas čia kažkur kaimeliuose gyvena. Čia reikės dabar vieškeliais belstis. Bent mane taip žemėlapiai veda, nežinau. Kavilta.lt. Poilsio ir miego ekspertai. Individualūs užsakymai jūsų darbinių auto ir namų miegamiesiems. Esate kamuojamas nugaros skausmo? Nebėda. Gaminiai padengti kokybiško kokoso pluoštu, neleis jaustis nepatogiai ir glundančiai bei švelniai prisitaikys prie jūsų kūno formų. Čiužiniai, antčiužiniai, antklodės ir pagalvės, vaikiški čiužiniai ir čiužinių apsaugos, viskas vienoje vietoje ir viskas jums patogiu būdu internetu. Geras kokybės ir kainos santykis. Nebejok, išsirink ir miegok ramiai. Kavilta.lt. Glūduma. Šiaip tai aš radau, kur jisai gyvena, tik tiek, kad užrakinta durys, bet ne iš pirmo, tai gal iš kelinto karto mums pasiseks. Ką sekanti diena? Važiuojam dar kartą aplankyti, pažiūrėsim, ar jis pasirodė savo namuose ar ne. Na ir štai Vytauto trobesiai. Matau, žolę pjauna. Labą dieną. Sveiki gyvi. Pirmyn atgal kanalo žiūrovai. Šiandien turime svečiuose socialinių tinklų žvaigždę. Vytai, ar pripažįsti, kad esi socialinių tinklų žvaigždė? Taip. Pripažįsti, ar ne? Taip. Tai pirmiausia, sakė, labai kaimo žmonės tave juodina. Juodina, ne? Jo Pila žibalą, ar ne? Žibalą, purvą, nu. O sakyk, kas jiem tengi taip jau labai nepatinka, kad tu savo namuose kažką tai veiki, jiem tas nepatinka, ar kas? Jiem tas va nepatinka. Tugi neini per kaimą, ten negazdai žmonių, Negazdinu, aš darau kontentą, dėl jaunimui patinka. Jo, o žmonėm, vat, tave paskaitė kažkokiu tai neadekvačiu asmeniu, kiek aš supratau, ar ne? Taip, taip. Ir tu sakei, kad tave kaip ir buvo nuvežę, ar ne, bet paleido, ar kaip yra? Tai... Jo, nuvežė. Aha. Sakė, žmonės rinko parašus čia, taip, ne, taip. Viską. Tai ką tu tokiem žmonėm galėtum pasakyti į kamerą, nu, tiesiog... O jei patys turi problemų, nesusitvarko su savo problemomis. Su savo problemom. Taip. Tai gal siūlo jiem kažkur kreiptis, ar ne? Jiem reikia kreiptis. Vardant šventos ramybės, ar ne? Vardant šventos ramybės. Sakyk, pats žvejys esi? Ne. Nežvejoji, ar ne? Ne. Gal per darbus nėra laiko, ar... Jo, nėra laiko, įrangos neturiu. Leidimas 15 eurų. Aha. Leidimas dabar ne 15, dabar 30 jau. Ai, 30. Jau dabar subrangino dvigubai. Subrangino. Dar sunkiau Vytai pasidarė gyventi. Jo. Tai dabar sakyk, ką veiki pavasarį, vasarą? Aš žinau, kad tu esi darbininkas. Žmonėm va padedu, sportuoju. O ką sportuoji? Minu dviračio atsispaudimus darau, sveiką gyvenimo būdą. Propaguoji. Kiek atsispaudimų padarai vienu kartu? 20. O, tai gerai visai. Ant dviejų pirštų. Jo, aš mačiau per laivą, kaip tu ten netgi į orą šokinėdamas darai. Šaunuolis. Ir kaip pavyksta užsidirbti žmonės truputį pragyvenimui? Jo, pavyksta. Aha. O šiaip darbo biržose kažkur rudenį žiemą nestovi tokios, ar ne? Ne. Nieko, ar ne? Pats gal turi specialybę kokią? Šalkalvio. Šalkalvį turi, ar ne? Taip. Nebandėjai pagal specialybę darbintis? Šitą neprieimą reikia. Reikia šito kvalifikacijos. Aš neturiu tų pažymėjimų. Mano sunaikino viską. Viskas aišku. Moterį turėjau su visais rūbais sudegino. Tai kas ten per moteris tokia jau labai pikta. Gaisrininkė gal buvo, kad viską degino, ką? Supyko, sako, prieš kitas nesipuoši. Ar ne? O tai ten nesveiko pavydo buvo moteris gal, ar ne? Taip. Ar mergina? Kiek metų jai? Moteris 40. Aš labai jauną susiradau. Bet aš girdėjau, tu ten per savo laivus tai truputį
truputį skelbiesi, kad domina moterys, kad Jo, ieškai domina. moters ar ką? Ieškau. Ieškai ir ne? Ieškau. Neskambino niekas dar liktoliai. O jis skambinėja, bet meluoja. O ką meluoja? Būna kartais ir su vyrais, ir juokiasi šone. Tai čia ant patyčios paskambina kažkokios. Ant patyčios. Jo, biški, žinai, kaip sako, pasišypsot. Liepia kartais ir lytinius organus rodyti, sakau ne. Ar ne? Ne, šitaip. Taip, aš sakau ne. Sakau, prašyk, gal pas ką kitą nori, paėmis užblokuoju. Aha. Na, nieko savo. Tai čia yra tam tikri saitai, galėtų į ten skambyti ar ne, ten, kur Taip. sekso paslaugas kažkokias ten ar ne, Taip. nuotoliniais būdais teikia ar kuo, ar ne. Jo ant patyčios. Jo, čia ant patyčios. Iš Goglės kartais atsiuntas, aš parašau, čia ne tavo nuotrauka, čia iš Goglės. Aha. Tai dabar rašo, tu man siūsk. Aha. Ne. Ir tokio apsinuoginusio prašo, ne? Visko. No. Tai čia irgi nesveikų žmonių būrelis yra. Veikia matomai, ne? Veikia. Jo. Vakar buvau atvažiavęs, tavęs neradau, žinai. Nebuvo. Tai aš sakau, kad socialinių tinklų žvaigždės labai sunku pagauti yra. Taip. Reikia važinėti ir važinėti, išlaidų daug reikia. Tai va draugo pagelbėjau, akmenis biskį Aha. parinkėti. Jo. Sako, akmenys tai nieko nekainuoja, kiek susirinkė visus namo gali pasimti. Taip. Vietoj atlygio, ne? Taip. Mums su Vytu besikalbant, įsišnekėjome. Ir noriu prie jūros. Ir be melo, Vytai, tu prie jūros nebuvęs. Nebuvęs. Ir tikrai labai norėtum nukeliauti, Jo. ne? Tai viskas, mes tada pažadam tave pasimti irgi kartu prie jūros. Tu būsi 4. asmuo. Taip. Tu būsi 4. asmuo. Visa informacija Liepos mėnesį bus pateikta žiūrovam. Tai va, Vytai, pirmyn atgal kanalas turi tau dovanų. Klausimai nėra sunkus. Taip. Pabandom? Pabandom. Gerai. Pirmasis klausimas. Kiek yra Dievo įsakymų? 12. Bandyk dar kartą spėti. Ne 12. 5. Ir ne 5. Yra 10. Jo, Dievo 10. 10. Gerai, antras klausimas. Dabartinis Lietuvos prezidentas. Šitas Gitanas Nausėda. Visiškai teisingai. O gal žinai dabartinį Alytaus miesto merą? Kokia jo pavardė? Meras. Šitas Česiulis. Teisingai. Latvijos sostinė. Ryga. Teisingai. Ką išmelžėme iš ožkos? Išmelžime pieną. Visiškai teisingai. Kaip vadinasi paukščių namelis? Inkilas. Teisingai. Traukinio kelias, kaip kitaip vadinamas? Vadinami bėgiai. Bėgiai. Geležinkelis, teisingai. Jo geležinkelis. Gerai. Kokia Lenkijos valiuta? Zlotas. Zlotai, jo. Ąžuolo vaisius. Ąžuolo vaisius gilė. Gilė, teisingai. Ir vaikams sekama prieš miegą. Pasaka. Dabar truputis rimtesnių klausimų. Gal žinai, koks didžiausias akmuo Lietuvoje? Puntuko. Ne puntuko. Visi iš karto griebėsi už puntuko. Puntukas antroje vietoje. Bet yra dar toks akmuo, vadinamas barstyčių akmuo. Kitaip puokės akmuo dar. Jisai didesnis už puntuko akmenį. Krepšiniu truputį domiesi? Jo. Tai pasakyk, šiai dienai stipriausias LKL klubas koks yra? Lietuvos Rytas. Nu, šiaip logikos yra tame, bet yra dar vienas Eurolygoje dalyvaujantis LKL klubas. Šauliai. Ne, jie Eurolygoje nedalyvauja. Žalgiris. Žalgiris. Gerai, kaip vadinama orlaivio lėktuvo važiuoklė? Kitaip. Važiuoklė. Orlaivio. Jo, lėktuvo. Lėktuvo. Ratai. Ne. Sparnai. Šasi. Šasi yra kitaip vadinama Ai, važiuoklė. šasi. Jo. Tai gal žinai, koks buvo pirmasis žmogus įsilaipinęs Mėnulyje? Jurijus Gagarinas. Tai čia tarybinių. Ar tarybinių. Čia tarybinių sovietų, bet visame pasaulyje pirmasis žmogus įsilaipinęs Mėnulyje. Žmogus. Tai buvo amerikiečių astronautas Neilas Armstrongas. Girdėjai tokį? Jo, Teko girdėjau. girdėti, ar ne? Bet kada nepraktikuoji žinių, jos pasimiršta tiesiog. Jo. Gerai. Organinės kilmės mineralas dar kitaip vadinamas Lietuvos auksu. Auksu.
A geležies rūda. Ne. Ką dar vadina Lietuvos auksu? Auksu gintaras. O, labai teisingai. Gintaras. Pabaik vieną iš posakių. Yra toks posakis, lenk medį, kol Jaunas. jaunas. Lenk, kol nuluš. Gerai, Vytautai, važiuojam toliau. Kokiai sistemai priklauso Žemės planeta? Sauliai. Visiškai teisingai. Saulės sistemai. Kaip vadinamas gegutės patinas? Gegutės patinas. Kurtinys. Ne. Labai panašiai kaip gegutė, bet tik tai vyriškai. Gegutas. Ai, Gegutas. Ja. Gerai, dabar žiūrėk. Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkė. Dabar veikianti dar. Veikianti. Seimo pirmininkė. Šimonytė. Ne, Šimonytė premjerministrė. Taip. O Čmilytė? Čmilytė. Teisingai. Ir giliausias Lietuvos ežeras, gal žinai, apart šito metelio. Duse. Ne. Yra Tauragno toks ežeras. Ai, Tauragno. Esi girdėjęs? Jo. Gerai, tai tęsim savo klausimų šou. Graikų mitologijoje aukščiausias ir galingiausias iš Olimpo dievų. Dzeusas. Visiškai teisingai. Iš kur žinai? Žinau apie graikus domiuosi. Ar ne? Mitologija patinka senovės Graikijos, ar ne? Jo, patinka. Jo, man irgi patinka beje. Gerai, antrasis klausimas. Pirmasis Eurovizijos konkursas įvyko 1956 metais gegužės 24 dieną. Žinai apie tokį konkursą, ar ne, Euroviziją? Žinau. Gal žinai tame pirmajame konkurse, kiek šalių dalyvavo? Dalyvavo Čekija. Nu, tu vardink. Šiaip nereikia išvardinti, kas dalyvavo, bet skaičių, kiek šalių. Šalių 20. Nu, dar kartą leidžiu spėti. Šalių 20. Ai, ne 30. Ne. Dalyvavo 7 šalys, Ai, 7. bet jos galėjo atlikti, viena šalis galėjo atlikti po 2 dainas. Arvydas Sabonis yra toks krepšininkas, tau girdėtas? Jo, yra. Girdėtas, ne? Tai gerai, gal gali pasakyti pirmasis Arvydo Sabonio klubas Ispanijoje, kuriame jisai žaidė? Pirmasis klubas. Lietuvos Česka. Ne. Čia Ispanijoje. Čia ne Rusijoje. Jo, čia Ispanijoje. Tai buvo 1989-1992 sezonai. Sabonis žaidė Valladolid Forum klube. Jo. Arnoldas Švarcenegeris, toks aktorius, tau girdėtas? Jo, girdėtas. Jo, toks kultūristas, jis ten kelis kartus Misterio Olimpija buvęs ir politikas jisai. Ir vienu žodžiu, Arnoldas Švarcenegeris 1982 suvaidino pagrindinį vaidmenį filme Atnešusi jam pasaulinę šlovę, kaip aktoriui. Gal gali pasakyti, koks tai buvo filmas? Filmas Terminatorius. Ne Terminatorius. Visi kažkodėl irgi pradžioj duoda Terminatorių. Prieš Terminatorių dar 2 metus išėjo vienas filmas. Tai buvo Konanas Barbaras. Ai, Konanas. Esi girdėjęs? Jo, girdėjęs. Jo, ten toks pasakiškas filmas, bet... Lėčiausias gyvūnas pasaulyje. Vėžlys. Nu, jisai vienas iš lėčiausių, bet nelėčiausias. Yra iš vis vienas labai lėtas, kur praktiškai pririštas prie vienos vietos. Ai, tinginys. Oho, super, super. Tinginys tikrai. Apie Jėzų Kristų esi ką nors girdėjęs? Jo. Kad jisai Dievo sūnus, kad jisai ir Dievas, šventoji dvasia, ar ne? Ir jo, reiškiasi, kiek metų žemėje gyveno Jėzus Kristus? Milijoną. Ne. Ne. Ženkliai mažiau, Vytai. Ženkliai mažiau. Jo, mažiau. Šioje žemėje jisai gyveno 33 metus. Mažiausia valstybė pasaulyje, gal žinai? Moldavija. Ne. Ten, kur popiežius gyvena, galiu tau pasufleruoti. Ai, Malta. Ne. Roma. Roma, bet yra miestas valstybė. Čia Italijoje, taip, bet miestas valstybė. Mažiausia pasaulyje. Vatikanas. Visiškai teisingai, tai yra Vatikanas. 1933 metais Steponas Darius ir Stasys Girėnas, girdėjęs apie tokius lakūnus? Jo, girdėjęs. Girdėjęs. Lituanikos eksperimentinio lėktuvo pilotai sėkmingai perskrido Atlanto vandenyną. Gal gali pasakyti, iš kur ir į kur jie skrido? Skrido in Ameriką. Atvirkščiai in Lietuvą. Iš kokio miesto Amerikoje į kokį miestą Lietuvoje jie skrido? In Vilnių. Ne. Jie skrido į Kauną. Į Kauną. Iš New Yorko. Iš New Yorko. Jo. Esi girdėjęs kažką apie Bibliją? Jo. Ar ne?
apie Dievo žodį, ten šventąjį raštą, ar ne. Tai va, gal galėtum pasakyti, prieš kiek metų buvo pradėta rašyti Bibliją? Prieš 300 metų. Nu, daugiau truputį. Jo, daugiau, prieš 4. Daugiau. Milijoną. Ne prieš milijoną. Prieš 1500 metų. Ai, 1000. Jo, prieš 1500 metų buvo pradėta. Nu ir dabar 3 kertiniai klausimai. Draugauji su futbolu? Jo. Šiaip pasižiūrai, ar ne, kartais, Jo, pro kartais. pasižiūriu. Jo. Edgaras Jankauskas, vienintelis Lietuvos futbolininkas, kuriam yra pavykę iškovoti UEFA čempionų lygos auksą. Tai nutiko 2004 metais. Kokiame Europos klube tais metais žaidė Edgaras Jankauskas? Gal kas nors iš atminties likę pas tave? Kauno. Ne. Tai buvo Europos klubas, tikriausiai galbūt ir nežinosi. Tai buvo Portugalijos Porto. Portugalijoje žaidė. Josifas Stalinas, ar pažįstamas toks veikėjas tau? Diktatorius. Jo. Rusijos diktatorius, ar ne? Tremęs žmonės į Sibirą ten, ar ne, ir taip toliau. Taip. Jo, tai reiškia Tarybų sąjungos politinis veikėjas, diktatorius, dar kitaip vadinamas tautų tėvas, tautų vadas. Josifas Stalinas gimė 1879 gruodžio 21. Kuriais metais mirė Stalinas? Smetonos. Smetonos, ne. Vėliau. 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 Nežinosi, ar ne? Jisai mirė 1953. Kovo 5 dieną. Everestas. Džomalungma. Žinai tokį kalną? Everestas. Tai yra aukščiausias Indijos. pasaulyje kalnas. Aš noriu paklausti kitaip. Koks yra šio kalno aukštis? Everesto. Everesto. Koks yra aukštis? 1500. Ženkliai daugiau, pasakau Ai, iš karto. Jo. Bandyk spėti. Taip kaip iki Kauno. Nežinau, kiek ten bus iki Kauno, bet aš pasakysiu nespėliodamas, tai 8848 metrai. Estijos sostinė. Ryga. Ai, ne Talinas. O. Tai kas yra vištų viršininkas? Vištų viršininkas Gaidys. Gaidys, blema, jo. Beržo sultys. Sula. Sula. Laikinoji Lietuvos sostinė. Laikinoji Kaunas. Kaunas, teisingai. Žemaitijos sostinė. Žemaitijos sostinė. Tas pats, kas Dzūkijos Alytus, ar ne? Suvalkijos Marijampolė. Žemaitijos Kaunas. Ne, Vilnius. ne, Panevėžys. ne. Tai yra Telšiai. Ai, Telšiai. Telšiai, jo. Gerai, buhalterijos darbuotoja. Buhalterė. Visiškai teisingai. Tėvo arba mamos sesuo. Kas tau būtų? Teta. Teisingai. Kas ir pelenuose žiba? Žarijos. Ne. Ne. Pelenuose, sako, yra toks posakis. Suodžiai. Ne. Sako, ir pelenuose žiba. Toks metalas labai akį rėžiantis. Koks, kaip galvoji, metalas? Metalas. Brangus metalas. Auksas. Auksas, teisingai. Ir medis puošiamas per Kalėdas. Eglė. Eglė. Ilgiausia Lietuvos upė. Nemunas. Nemunas, teisingai, nes bendras Nemuno ilgis yra 937 km, o Lietuvoje 475. Esi girdėjęs tokį Lietuvos prezidentą ankstesnį, pavardę Grinius? Antanas Grinius. Ne. Reikia vat jo vardą pasakyti, koks jo vardas buvo. Grinius. Trečiasis Lietuvos prezidentas. Ai, šitas Garbačiovas. Garbačiovas? Garbačiovas buvo Tarybų Ai, sąjungos. Tarybų sąjungos. Jo, su savo pertvarkymais visais. Tai buvo Michailas Garbačiovas. Ne, čia Kazys Grinius. Ai, kas jis? Jo, trečiasis Lietuvos prezidentas. Kiek savaičių turi metai? Savaičių. 60 dienų. 60, tu gerą skaičių čia spėjai, bet truputį mažiau, ne 60. 50. Ir truputį daugiau? 70. Ne, 52. Gerai, Rusijos valiuta, žinai kokia Rusijos valiuta yra? Rublis. Rublis, jo. Kaip vadinamas akių gydytojas? Akulistas. Okulistas.
kaip kitaip vadinamas greičio lenktynių kelias? Žinai, kur lekia greitai mašinos? Greitkelis. Ne, Šitas krosas. ne. Trasa. Ai, trasa. Trasa, jo. Sako lenktynių trasa, ar ne? Jo. Ir didelis dainininkų kolektyvas, daug žmonių dainuoja. Kaip vadinasi? Gerbėjai. Ne. Visi jie dainuoja, dainininkai. Jo, dainuoja. Tai yra choras. Ai, koras. Choras. Tai va, su klausimynais kaip ir baigiam. Neblogai pavarė Vytukas. Neblogai. Tai ką, Vytautai, sutinki truputį pasipasakot apie savo asmeninį gyvenimą? Jo. Sutinki, ar ne, kad Sutinku. žmonės tave geriau truputį pažintų, ar ne? Kad, Jo, geriau pažintų. Jo, gal, žinai, čia, kaip sakant, tu prieš nieką nekaltas, nieko, bet, bet tiesiog, vat, nu, žmonėm aš manau, kad bus įdomu apie tave sužinot kažką, tai, ar ne? Taip. Tai sakyk, koks tavo amžius, kiek tau metų? Man 32. 32, jau yra, ar ne, su jie? Jau yra. Aha. O kur mokėsi? Aš mokiausi Simno žemės ūkio mokykloje. Simno žemės ūkio mokykloje, ar ne? Tai čia toj PTM, ta proftechninė, kur buvo, Jo, ne, jo. ten anksčiau. Jo. Ar visą laiką čia gyvenai, va, kur dabar gyveni? Ne, aš jaunas iš čia labai išėjęs. Buvau 9 metus čia negyvenau, moterį turėjau vyresnę susiradęs. Tai pas tą moterį ir gyvenai? Ar Jo, ūkiškai gyveno, pas tą moterį gyvenau, bet metų per didelis skirtumas turėjom įsiskirti. Vienu žodžiu, jinai gal traktavo tai, kad tu nesubrendęs gyvenimui, ne? Ar aplamai netilpote, kaip sakant, savo, žinai, kaip sako, charakteriai nesutapo ir... Ne, dėl vaiko turėjom įsiskirti, dėl vaikų. Aha. Vaikai sakė, kad mums sarmata jaunesnysis patėvis. Tai tu reiškias per jaunas buvai, Jo, per jo. jaunas tėvas. Taip galima suprasti, ar ne? Jo, sakė, ir taip jau 9 metus jau čia gyvena, tegu grįžta į savo tėviškę. Ir taip ir įsiskyrėt, ar ne? Jo, Jinai ten ir pasiliko gyventi. nepardavė ūkį į socialinį būstą. Nusipirko namus. Supratau. Kaip pusiau kaip socialinis. Bet su ja vaikų neturėjai tu, ar ne? Ne. Tai nieko. Aha, O jos ten pirmo vyro su santuoka. supratau. O sakyk, turi brolių dar seserų? Ir turiu, bet aš nebendraunu tik su vienintelė seserim. Jie savo gyvenimus turi. Supratau. Čia, žinok, ne tu pirmas, ne tu paskutinis. Taip. Daug šeimose yra visokių, žinai, niuansų, kaip sakant, vieni bendrauja, kiti pusiau bendrauja, treti visai nenori ten bendrauti, žinai, ir Ir laivos tik užsuka. iki laivų susuka, ar ne? Jo. O parašo ką nors? Ne, Nerašo nieko, ne? pasisveikina kartais. Bet pasisveikina dar, ar ne? Mm, Tai nėra viskas gal taip ir blogai dar, ar ne? taip. Šiaip tu esi tikintis? Ne, Netiki, ar ne? nelabai aš. Tai ir nesilankai bažnyčioje gal, ar Ne, ne? neinu aš. Aha. Aš pagonis, labiau prie gamtos. Nu, matai, kaip mes čia labai, žinai, yra plati tema tame dalyke, žinai, čia kitą kartą, žinai, nebūtina, kad jau ten tikintis, tai, žinai, apsikabinus kryžių gulėti ir miegoti, žinai, ten ir būti dievo baimingu, bet, žinai, Bet- čia sakau, yra plati tema ir, žinai, tu ten galbūt sakydamas ant savęs, kad pagonis ar kas, tai gal neskubėk, žinai, nes Taip. atsimink, kad, kaip sako, žinai, už mus yra ir geresnių, ir blogesnių, tai taip, kad, žinai, Jo. esam kas esam, o tu savo apsisprendimą dar būt gyvenime tikriausiai sutiksi ir pasieksi, žinai. Nu, taip. Jo, tai va, tai papasakok, Vytai, šiaip kaip prasideda tavo diena. Va šiandien, pavyzdžiui, tave atvažiavau, radau pjaunantį žolę. Už žolę apjoviau. Jo, tai šiaip, kada, kur esi susitaręs kažkur pa žmonės padirbti, tai nuo ryto keliesi ir važiuoji jau, ar ne, pa žmonės dirbti, ar ne? Jo žmonėm padedu. Kokie daugumoje darbai, nu tai dabar žolė gal pagrindas. Žolė, Darai mankštą atsikėlęs? jo darau atsispaudimus. Jo, nes aš klausiu dėl to, kad mačiau, kad tu ten ir atsispaudimus darai ir viską. O sakyk, aš vieną kartą esu matęs, kaip tu laivą darėjai ir kvietėjai Maibachą į dvikovą. Jo, Ar ne? Norėtai su juo persikalt? nepasirašo. Nepasirašo? Ne. Ar ten bandėjai kontaktuoti su juo gal? Tai įsigando gal? O Petras irgi nenori, sakė, su vaikais aš nežaidžiu. Tai jau Petras baisus senis jau jis ten, ar ne? Tai matai, jisai jaunesnio bijo. Tikriausiai jaunesnio bijo. Maždaug, žinai, savo jėgų ieško. Taip. Tai ten, žinai, tam džiunglių ringė ten. Tai nežinau, tai gal kas ten žino, gal tau suras kokį porininką. Taip. Bet tu turi treniruotis, Vytai.
daryk ryte atsispaudimus, ten miškelį ten gal kažkokią padangą, mačiau, turėjai pasikabinęs, ten reakciją lavinai ir ką tu ten. Ai, čia Dainavoj. Gerai, ką rytais geri? Arbatą, kavą? Arbatą. Arbatą, ar ne? Daugiau. Tai va, darbus mačiau, tai ten aplink tavo namus, tai irgi ten yra šiaip darbų, jeigu užsiimant tvarkyti, ar ne? Yra šiltnamį turiu. Aha, o negalvoji kažkaip išeiti iš čia kitur eit gyventi, ar kol kas yra kaip yra? Yra kaip yra, būt gerai, kad moteris kokia atsirastų. Norėtai moterį, ar ne? Lengviau būtų. Tai va, paskui galėsi paviešinti savo telefono numerį, tai jeigu norėsi, nes čia kaip kas palieka numerį, žinai, tai aš nežinau, kas norės gal paskambys, bet kaip tu sakai, kad nebūtų tokį, žinai, iškrypę žmonės, kaip sakai ten, jeigu prašo kažkokių įmantrių nuotraukų, dar kažko. Žinai, tai jo. Oficialiai teko tau dirbti, ar ne, pagal darbo knygelę, ten socialinį numerį, ar ką? Ne. Neteko, ar ne? Ne. Tai sakyk, Vytautai, turi kokį hobį? Kas patinka tau daryti labiausia? Ten, žinai, vieniem vyram būna žvejyba, ten kitiem, žinai, sportas, ten kitiem tinginiavimas ant lovos tiesiog gulėt, žinai, hobis ar ten kas. Pačiam kas labiausiai patinka? Ai, menas. O menas tai čia kur čia? Dailė kažkokia, rankdarbiai kažkokie ir kas patinka? Mene, kas patinka daryti? Nu, paveikslai. Tai reiškia tapyba kažkas tokio, ne, tapime, ar ne? Tai bandėjai kada pats kažką, tai gal papaišyti, ar ten kažką? Jo, bandžiau. Bandėjai. Nu, bet reikia, žinai, čia reikia mokytis tam dalykui, tai čia, bet šiaip menas patinka, ar ne? Menas. Paveikslai daugiausia. Vaizduojama moteris, kur paveikslas. Aha, kur moteris. O sakyk, kaip jinai ten labiausiai vaizduojama su nuoga krūtinė, ar ten ką? Nuoga. Išryškinti klubai, ar ne? Ten tos, kaip vadinamos, saldžiosios figūros formos, ar ne? Taip, menas. Nu jo, čia gal daugumos vyrų akį tai traukia, ar ne? Taip. Tai Vytautai dabar nevartoji alkoholio, ar ne? Nevartoju. Nevartoji, seniai jau kiek laiko nevartoji? O jau seniai nuo Velykų. Nuo Velykų, ne? Tai jau jo gabaliukas. Tada, o sakyk, kada vartoji alkoholinius gėrimus, koks gėrimas labiausiai patikdavo tau? Iš stipriųjų gėrimų, koks patiko? Alus, degtinė. Degtinė? Bet degtinė kokia, lietuviška ar... Lenkiška. Lenkiška, ne? Ir labai tos rūgštys, kaip įsivėmiau, sukėlė rūgštys visas. Ir mačiau, kad jau negerai, jau alkoholio negaliu vartot. Ir tu ką, tu kreipeisi pas daktarus, ne? Jo. Ir tau išrašė vaistų ten, vaistų. Ne? Gydymą kažkokį paskyrė, ar ne? Jo, gydymą. Sveika mityba. Ir dabar tuos vaistus vartoji, ar ne? Jo, vartoju. Gal gali parodyti? Taip. Bet aš mačiau tikrai, kad tu vaistų turi čia. Ir į gerklę purškiami tos rūgštys. Aha. Nu va, kiek vaistų, čia į kamerą parodyk, jo. Ir ten dar matau, daug yra viso. Irgi va. Nevartoju, alkoholį sportuoju. Labai šauniai darai. Kur toliausiai esi nuo savo namų nukeliavęs, pavyzdžiui, arba į užsienio šalį kokią nuvykęs? Iki Seinų. Iki Seinų, čia Lenkijoje. Lenkijoje. Čia už Lazdijų dar kokią, sakykim, ten dar kokią 15 kilometrų, ar ne? Jo. Nu, kažkas tokio. Grubiai tariant, nuo Lazdijų 20 kilometrų kažkas tokio. Jo, 26. O kažkur užsienį giliau nebuvai ten, kur link Vokietijos kokios? Aš buvęs Vokietijoje. Buvęs, ar ne? Jo. Nu tai reiškias, teko jau biškį ir toliau nuvažiuoti, ar ne? Taip. Aha. O kaip taip gavosi, sakyk, kad neteko, galimybės neturėjai nuvykti prie jūros? Niekada neteko papult. Tiesiog neišpuolė proga kažkokią, tai, ar ne? Bet važiuosi tikrai su mumis? Važiuosiu. Nelikime abejingi. Padėkime žmonėms pamatyti jūrą. Knygą skaitai, Vytai? Anksčiau skaitydavau, dar ne. Pameni gal kokia buvo paskutinė perskaityta tavo knyga? Raitelis be galvos? Ne šitą. Ai, Miško bastūnai. Miško bastūnai? Aš neskaitęs. Apie ką ten? Apie trolius. Apie trolius? Ten trolina, ne vieni kitus. O filmas koks paskutinis geras žiūrėtas tavo buvo? Filmas Bleiro ragana. Bleiro ragana, ar ne? Austrijoje sukurtas. Patiko, ne? Taip, 1999. Tai dabar
esi vienišas, neturi jokios draugės, Vienišas. ne? Ieškau, bet kad sunku. Nu, bet nieko nėra neįmanomo. Nieko neįmanoma, vis tiek atsiras. Tai, ką žinau, tai šiaip galėtum dabar į kamerą tart keletą žodžių toms moterims, gal kokios tu norėtum, vat, tiesiog truputį charakterizuoti, ar ne, norimos moters vat, savybės. Kokia jinai turėtų būti ten, nu žinai, kai būna tengi viena išgeria, kita neišgeria, trečia ten darbininkė, ketvirta švaruolė, ketvirta ką. Va taip, truputį apibūdink norimos, ieškomos moters charakteristikas. Jo, kad kad neturėt priklausomybių alkoholiui, kad būtų, normali būtų moteris, šeimos žmogus. Aha. Bet tu pasiruošęs sukurti šeimą, ar ne? Jo. Visų pirma, tai bendras gyvenimas kartu, ar ne? Taip. Kaip sako, vis tiek reikia apsižiūrėti, kas per žmonės, reikia pagyventi kartu. Jo, pagyventi. Nepult iš karto į ten prie altoriaus ar į zaksą, ar ne? Taip. Bet reikia pagyventi, apsitrint, kaip sako, kaip deimantai, ar ne? Apsitrina kraštus, taip. Viską, ir jeigu jie tinka vienas kitam, tai tada galima jau ir šeimą kurti, ar ne? Taip. Tai tu irgi norėtum taip, ar ne? Norėčiau. Mhm. Tai gerai, o sakyk, kokios tau labiau patinka, brunetės, blondinės? Ai, blondinės. Blondinė labiau patinka. Tai bet žinau, galima nudažyti plaukus. Jo, galima nudažyti, nesvarbu. Jo, tai gali ateit brunetė, bet jinai nusidažys ir bus blondinė. Jo, bus balta. O tau labiau lygiais plaukais ar susivėlusios tokios garbanotais kažkokiais patinka? Susivėlusiais. Susivėlusiais, raganiukštės tokios, ne? Taip. Supratau. Tu nori, kad jinai būtų su transportu, su automobiliu ar su kokiu motociklu, su britva kokia, kad vairuotų? Ne, nesvarbu. Nesvarbu, ar ne? Ne. Svarbiausia žmogus, ar ne? Žmogus. Jo. Pasiturinti, biškį kažką, kad turėtų jau užgyvenus, ar ne? Ne. Tai gal visiškos jau nereikia tokios, Vytautai, ten nuo gatvės, kad ateitų kažkas. Ne. Nenori tokios, ar ne? Nu, tai vis tiek... Normalios. Nu jo, normali, kad būtų, skaityk, ir kažką jau ir užgyvenus turėtų ir pati, ne? Užgyvenus, taip. Nu, nes, kaip sakant, tų, žinai, tokių kabutėse, nu, taip jau įsireiškiant, liaudiškai, banaliai šliurių, ar ten kažkokių tų, žinai, valkatų gatvinių, tai jau pilna visur, žinai. Visur pilna. Tai tokia ateis tau apsimeluos, prisiglaus, kad tave myli ten pažastim. Jai svarbu būti, žinai, po stogu kažkur, tai, kad ją maitintų ir viskas, žinai. Taip. Vienu žodžiu, aišku. Koks amžius maždaug moters turėtų būti? Iki 37, iki 40, iki 27. Nuo kiek? Nuo 20 kelių? 7, iki 29, iki 30. Iki 30, ar ne? Nu ir iki 40 gali būti. Aha, tai sakykim taip, intervalas metų yra toks ieškomos moters. Nuo 27 iki 40. Taip. Maksimum, ar ne? Maksimum. Nu jo. Tai tas 40 tikriausiai jau biški tavo toks ir baimingas skaičius jau su ta, ar ne, praeita, kad nesugyvenai, ne? Taip. Tai bijai, kad vėl kažkas atstums gal, ar ne? Vėl gali. Nu jo, gali pasikartoti teisingai. Tai va, nenori, kad būtų išgerianti, ar ne? Taip. Ir nevartojanti ten kažkokiu tai, ar ne? Jo. Koks ūgis jos turėtų būti? Nu ką, žinau, metras kokis. Tai metro tai labai maža vieta. Maža, aukšta. Metrinė tai labai maža, tai ką jinai tau ten iki juosmens bus, tai jinai tau tik tai... Jinai tau tik lyną galės atsekti, daugiau nieko. Va tokia gali būti iki pečių. A, iki pečių. Tu pats tai aukštokas, žiūrų, ne žemas. Nu ir mano gali būti. Tai vis tiek tu nori, kad kokia 1,60 m būtų mažiausia, ar ne? Iki kokia 1,8 m, ne? Tavo kažkur 1,8 m bus, ar ne? Bus panašiai, ar ne? Bus. Nu, o šiaip moterys, kokios tau labiau patinka, nešiojančios ten aukštakulnius, ar su kokiais kedais bėgiojančios, ar dar kokios? Su aukštakulniais. Su aukštakulniais. Tokios daugiau aukštuomenės lygio moterys, ar ne? Taip. Ne, aptemptais trumpais sijonais, ar ne? Taip. Kur išsiryškina ten tos visos figūros, ar ne? Figūros, ir kūno formos, ar ne? Kūno formos. Ja. O sakyk, kodėl ten... Albanas tavo yra pravardė, ar kodėl ten laivuose ten minima Albanas? Ai, Albanas pravardė. Pravardė tavo Albanas? Man pravardė. Aha. Aš sakau, gal kažkokio kraujo albaniško turi kažkur tai ten. Žinai, kaip būna, kad ten proseneliai kažkokie, tai žinai, ir seneliai, ar kas, ne, kažkur. Pravardžių. A, tai pravardė tavo, ar ne? Supratau.
Dabar tai pasakyk, tada jau taip jau tave moterys tokiom formom traukia, tai koks turėtų būti krūtinės dydis moters? Krūtinės dydis. Aš tau pasakysiu, žiūrėk, seks simbolių, ar ne? Seks simbolių, vadinamų ten tų manekenių visų, ar ne? Tai idealios proporcijos tai yra 90 per krūtinę, 60 per juosmenį ir 90 per klubus. Tai čia yra topinės jau. Tai tu norėtum panašiai tokios, ar gali būti 60, 90, 60? Ne, viskys. Kad ir meškutė būtų, tai šitą tiktų. Kad ir apkūni tokia, tai nieko baisaus, ar ne? Nieko baisaus. Supratau, gerai. Vardas svarbus moters, nes, žinai, būna pasitaiko su tokiais vardais, kad tai būtų svarbus vardas tau labai, ar ne? Jo, Inga. Inga labiausiai traukiantis. Inga. Tai gal turėjai kokią mylėjai Inga kokią, ne? Ar... Neturėjau. Gal šitą nuo mokyklos laikų kokią Ingutė gal užsilikus. Sako, pirma meilė nerūdyja. Inga Laima. Inga Laima, ar ne? Nu, vienu žodžiu, sakykim taip, vardas netiek svarbus. Taip. Svarbiausia yra žmogus. Žmogus. Viskas. Turėtų būti skaisti, ar jau nesvarbu? Žinai, kas yra skaisti? Žinau. Kuri dar neturėjo santykių. Tai norėtum tokios dar? Taip. Norėtum, ar ne? Taip. Kaip sako, jo. Tokios daug, bet dabar, žinok, Vytautai, jau nėra tokių. Jau tokių nėra. Nu, tai nesvarbu. Jau nelikį. Nu, tai nesvarbu. O svarbu tau, ar lietuvė, ar gali kitos tautybės būti? Nes gali, sakykim, kažkokia ir ukrainietė, gal paskambyti, žinai, ar kas? Ne, nesvarbu. Nesvarbu, ar ne? Ne, nesvarbu. O pats kalbi keliom kalbom, kitom kokiom? Ne. Nekalbė, ne? Ne. O angliškai kaip pas tave žinios? Nelabai. Nelabai, ne? Daugumą suprantu, bet... Kalbėt sunku, ar ne? Nu, matai, bendravimo reikia, žinai, kad kalbėti bendravimo reikia, jo. Namuose gaminiesi maistą? Jo, gaminuosi. Gaminiesi, ar ne? Kas patinka gamintis? Visokias košės, tik tai valgau. Tai tau gal čia dėl šitos... Dėl skrandžio, ar ne? Jo. Dėl skrandžio. Daržovės, vaisiai patinka? Jo, patinka. Valgai, ar ne? Valgau. Valgai, ar ne? Kokia skaniausia daržovė? Špinatai. Aha. Toliau. Patinka špinatai, ne? Kaip agurkai, pomidorai? Jo, patinka. Patinka, ne? O vaisiai kokie skanūs tau? Vaisiai, obuoliai. Aha. Obuoliai ten kokie arbūzai, ne? Arbūzai. Muzika, kaip su muzika? Kokia muzika patinka tau? Ai, visokia, įvairiai. Įvairiai, ar ne? Nuo nuotaikos priklauso, ar ne? Nuskaitai kokią nuotaiką tokią, ne, ir užsidedi. Eini miegotai ten kažkokią tai lyrišką, ar ne, tokią lėtą ten, ar ne? Taip. Kartais norisi ten biškį, ar ne, patryptai tokią biškį, ne, smarkesnę. Taip. Nu jo, kaip ir visi. Kiek tau žmonės už darbadienį sumoka? Kaip tu pas juos pasidarbuoji ten, daleiskim, vat... Ai, po 30 eurų. Po 30, o prideda pietus kažkokius, tai... Ne savo. Savo turi? Jo dauguma savo nešuosi. Tai duoda tik 30 eurų ten, sakykim, ar ne? Jo, ir viskas. O didžiausias koks atlygis tavo buvo uždirbtas, davė gal kas nors daugiau? O, ne. Neduoda, ar ne? Ne. Vyro atlyginimas koks normalus Lietuvoje turėtų būti mėnesinis? 1000 eurų. 1000 tai čia į rankas, ar ne? Jo, į rankas. Nu, aš tai galvoju, kad dar didesnis galėtų būti, nes kainos labai žvėriškos, mokesčiai dideli, pragyventi sunku yra, tai... Bet šiaip tai jo, 1000, nu, yra logiška. 8, 6, 8, 4, 5, 5, 9, 0, 3. Nu va, super. Važiuosiu prie jūros, paremkite, noriu prie jūros projektą. Jūsų paaukotų keletas eurų gali padaryti kažką laimingo. Kaip galite paaukoti projektui Noriu prie jūros? Prisijunkite prie Pirmyn atgal kanalo esančio YouTube'e ir ten kanalo pagrindinėme puslapyje rasite Contribui nuorodą. Paspaudę ant nuorodos galėsite paaukoti jums parankę sumą. Nelikime abejingi. Padėkime žmonėms pamatyti jūrą. Pirmyn atgal kanalas dovanoja šią maikutę, kepuruką. Vytautas sakė, pasipuoš važiuodamas prie jūros. Taip. Teisingai?
Tik nesunešiosi, aišku. Ne, saugosiu, labai gražus vilkas. Gražus, tikrai. Lietuviškas. Lietuviškas. Tai ką, Vytai, link namų? Link namų. Vilkas. Tu Petrukį, sakė Petras, aš su vaikais nežaidžiu. Basako, luši ir nosisi. Ne? Bet jau tokį kieteka vaidina, kad jau šakės. Atrodo, kad ten prieš jį nėra lygių niekam. Na. Sako, su vaikais aš nežaidžiu. Maibakas visai nepasirašo. Tai kad Maibakas dabar gal mažai vaidenasi jau, ar ne? Jo. Petras tai vis dar ten mačiau, kad grietinė vis valgo ir valgo. Tai viskas, tai ką tada atsisveikyk su žiūrovais ir aš labai tikiuosi, kad mes Liepos vidury važiuodami prie jūros susitiksim ir tu neatšauksi savo noro, ar ne? Ne, tikrai ne. Važiuosi su mumis. Aišku, kad tai tai bus labai mums įdomu. Tai ką tada? Palinkėk sėkmės visiems žiūrovam. Ačiū žiūrovai, sėkmės jums. Susimatysim prie jūros. Žiūrėkite visi ir pirmin atgal kanalą. Es ir aš žiūrau. Ir būtinai Vytautą pasekite TikTok'e.